Your journey. Plan perfect. Kol vietiniai vyrukai žaidžia jų vietinį futbolą, mes laukiame eilutėje prie mikroautobusiukų. Ir čia prasideda mūsų kelionė. Kelionė po Hagejang upę, pasiplaukiojimas laivu. Laukiame eilėje, kur atvažiuoja kiekvienas autobusiukas surenka turistus. Turistus veža būtent šie autobusiukai. Jie gan patogūs, mes aišku kaip didžiausias operatorius atsisėdau pačiam gale, kad galėčiau jums parodyti bent dalelytę to šiaurinio Vietnamo, kaip jisai iš tikrųjų atrodo. Kai išlipome iš autobusiuko, mes ėjome tiesiai prie laivelių. Pasiplaukiojimas laivu užtruko beveik 1 valandą. Pasakyti tai, kad buvo laivas, tai būtų per daug gerai. Tai buvo didelė valtis, kuri buvo gan švari, saugi ir neperpildyta žmonėmis. Na, o jei sakyti atvirai, ar paliko man tai didelį įspūdį, tai net nežinau. Esu mačiusi ir kanjonus. Esu mačius ir upes, kurias supa visokių spalvų kalnai. Aišku, kiekviena vieta yra pasaulyje autentiška. Jos niekada neatkartos nei vienas gamtos vaizdas. Na, o šitas vaizdas man priminė žaliąjį kanjoną. Būtent tą kanjoną turbūt esate daugelis matę iš Turkijos, Alanijos regionų. Po pasiplaukiojimo laiveliu atvažiavome pagaliau į Čiau Miau kaimą. Na, o jeigu klausite manęs, kodėl Čiau Miau, tai pavadinimas visai man tai ir primena Movak. Tai kaimas, kuriame išsinuomavome viešbutį ir perleidome naktį. Žmonės šiame kaime gyvena ir ne tik šiame kaime gyvena, bet jie gyvena už $100 per mėnesį. Bet jeigu jie gauna $100 per mėnesį, tai jie yra very lucky. Dauguma iš šių žmonių jie gyvena iš to, ką jie užaugina iš savo derliaus. Mane labiausiai nustebino šių žmonių veidai. Jie visi yra labai draugiški, visi su šypsena, visi laimingi. Netgi tos pačios močiutės, kurios yra tikrai stipriai pavargę nuo darbo, jos yra laimingos, jos šypsosi, jos tokios tikros. Dùng để ăn trực tiếp, cải thiện sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa sỏi mật, thận tráng dương, kiểm soát đường huyết và đem lại giấc ngủ ngon. Cái này để ăn. Yo, See, eat the rice. How much? Bao nhiêu tiền? Em bán 120 một bịch. 110,000. One piece. 100, tai 3 eurai.
Cái này là cái gì? Cái đào ô mai à? Pizza. Pizza. Có. Slivos kažkokius. Cái này là táo à? Apple Chinese jam. Apple, Chinese apple. Chinese apple. Kinietiškas obuolys kažkoks. Tai. Cái này là mơ. Abrikosų uogienė. Apsipirkome visokiam arbatom, džiovintais vaisiais, toliau traukėme per kaimą. Vào bao phải mua vé. Chú bà chú ticket kìa. Tikėdės 10 tūkstančių duok, tai 20 tūkstančių man duok. Home filming story of wow. Aha. Čia, kur kūrė filmą, būtent šitoj vietoj nuo čia prasideda. Send from the film. From the film story. She's very famous. Actress. Silly fan and Việt. Can we come inside to see? No? It's the home, isn't it? People living here. You don't under. No touch here. Taip ir likau nesupratus. Ar taip iš tikrųjų žmonės gyvena šiame kaime, ar tik pigus spektaklis turistams. Vaikštau, kaip po savo namus, ir niekas manęs nebeveja. Ir nesuprantu, ar dėl to, kad aš atrodau kitaip, ar dėl to, kad jie džiaugiasi, kad jų namai papuls į YouTube'ą. Klausimas, kuris lieka neatsakytas. Vietinių gyvenimas čia verda, kas gamina maistą puoduose ir ant ugnies, kiti kažko prekiauja ar dirba laukuose. Tas narvas. Bevaikščiojant po šias vietovės pagalvojau savo. Ne visi jie gyvena taip skurdžiai ir taip blogai. Bet už tai pažiūrėkite, kokį vaizdą jie turi už langų. O dar geriau, kokiu oru jie kvėpuoja. Na, o šis vyras žiūri savo televizorių ir jokio dėmesio nekreipia į mane. Ir pagalvojau savo, ar tai jo yra kasdienybė, kiekviena turistė ateina, apžiūri jo namus, o gal ir kokį eurą duoda.
Thank you. Thank you. Hi. Cute baby, gorgeous. Amazing. Baby. Hi. Hello. Hi. You're so beautiful. Thank you. Bye. Hello. Vậy để thì sao mà bóng lên cùng nhau bên đây. Yay! Na, o kas per veiksmas vyksta čia? Viena močiutė ilsisi po sunkaus darbo, o kita dirba. Ką jos čia daro šiame lauke, irgi nežinau. Bet mano gidas paaiškino, kad šios močiutės po šią dirbą vaikšto nebe reikalo. Kadangi tokiuose kalnų kaimuose technikos beveik nėra, todėl daug kas atliekama rankomis arba su paprastomis priemonėmis. Jūs galite įsivaizduoti, šios močiutės su šia medžio šaka veikia kaip primityvus grėblys. Juos išlygina paviršių, suskaldo grumstus ir paruošia žemę sėjai. Man kaip žmogui, kuris turi viską, buvo tikrai wow. Galvoju, gal čia kokia speciali kojų mankšta ar žaidimas laukuose? Va taip ir verda tikrasis gyvenimas kaime. O dar geriau, šiaurinėme Vietname, kalnuose 1500 metrų aukštyje. Một phút rồi. Nieko nesupratau, ko jis čia nori, visiems liepia ir įsakinėja. Nevaikščiokit čia, nes vyksta filmavimas. Na ir ką? Ir čia vėl papuolėm į kažkokį gyvą vietnamietiško serialo filmavimą. Liepia mums visiems pasikavoti kambariuose, kad nesimatytumėme kadre. Įsivaizduojat? Ir ką jie ten filmavo? Gal kokią Vietnamo Santa Barbara? Mở cửa ra, mở cửa. Thích bên trên này. Po sunkios dienos ilsiuosi savo balkone ir galvoju, gal nueiti ir padėti jam išravėti tuos žolynus. Bet ne, persigalvojau, pamąsčiau savo, kad tik bėdos pridarysiu, ne tas žoles išrausiu ir žmonės liks be derliaus. Bežiūrint į žmonės, kurie dirba taip sunkiai, atėjo vakaras. O vakarai pas juos labai linksmi. Kas netingi, dainuoja karaoke, kas nori, tas šoka. Bet žinai, tiek išgėrus alaus, kiek išgėrė jie čia, ir aš pradėčiau karaoke dainuoti. Bet kadangi nusimato sunki diena rytoj, negaliu į alų net pažiūrėti. Ir kasgi laukia mūsų rytoj? Pagal mano planą laukia dar įspūdingesnė diena, dar daugiau įdomių vietų Hagijange. Rytoj važiuosim keliu Hagijan Club. Sako, kad tas kelias pavojingiausias kelias Vietname, o gal ir visoje Azijoje. Tad žiūrėkit tesnį sekančiam video, o kad nepamesti tesnių,
subscribe paspausk ir like ir vyksime rytoj kartu.